Rinkodaros komunikacijos darbuotojas iš esmės daugiau orientuotas į turinio kūrybą ir kalbėjimą už prekių ženklą. Tai yra prekių ženklo tono parinkimą ir pačią tikslinę galbūt žinutę tikslinėms auditorijoms. Tai yra specialistas, kuris bus ruošiamas daugiau integruotos komunikacijos, įvairių skirtingų komunikacijos kanalų parinkimui ir sėkmingam planų įgyvendinimui. Šitie mokymai lygiai taip pat yra orientuoti į praktinius įgūdžius. Šioje programoje mokiniai daugiau orientuosis į patį turinio kūrimą, taip pat į renginių organizavimą, į darbą su klientais, į skirtingų komunikacijos kanalų parinkimą, analizavimą. Na ir taip pat mokysis prisidėti prie verslo sėkmės. Programa tikrai daugiau prisilies prie kūrybos, tai jei žmogus svajoja planuoti ir įgyvendinti didelės komunikacijos kampanijas per labai skirtingus kanalus, manau, kad rinkodaros komunikacijos specialisto programa bus geriausias pasirinkimas tokiam žmogui. Pagrindinis dalykas, kodėl mėgstu savo darbą, tai yra tas, kad jis nėra monotoniškas. Kiekviena diena atneša vis naujų iššūkių. Vieną dieną tu galbūt planuoji kažkokią didelę kampaniją, kitą dieną analizuoji duomenis, trečią dieną tu reikia kažką pasikalbinti, ketvirtą dieną važiuoji filmavimą. Tai jeigu tu esi žmogus, kuris nemėgsta monotonijos savo darbe, darbas rinkodaro komunikacijoje tikrai užtikrins, kad nei vienos turbūt dienos nebus vienodos, nebent kai ataskaitas daryti reikia. Iš esmės, praktinis mokymas yra tas mokymas, kurio labai reikia tiek rinkodaros, tiek komunikacijos specialistui. Tai techninė, pagrindinė priežastis turbūt, kodėl verta būtų pabandyti, nes tai yra labai į praktiką orientuotas mokymų programos. Ir jeigu įdomu, jeigu svarstėt, tai kodėl nepabandyti?